Šiandien išbandysiu patiekalą, kuriame tik tai 2 ingredientai – faršas mėsos ir bulvės, virtos ir tarkuotos. Padarysim kotletukus ir užkepsim orkaitę ir pažiūrėsim, valgoma ar nevalgoma. Apipirinam faršą ir padruskinam ir kiekvieną ingredientą atskirai. Tada skoniai visi bus ryškus. Taigi turim faršą 500 gramų, stambiai tarkuotų bulvių per bulvinę tarką ir bulvius košės. Viską sumaišom. Įspaudžiame dar porą dantukų česnako. Formuojame kotletukus tokius. Štai tokie dydžiai pas mane gavosi. Šaunu aš juos į orkaitę 30-40 minučių. Labiausiai laukiamas momentas. Pralaikiau 45 minutės. Galima pavėsinti ir ragauti. Šitam patiekalui vienareikšmiškai reikia grietinės. Noris paragauti, kad tiesiog, kol ten jie labai atvės, niekas nelauks. Kvepia kaip bulviniai blynai su mėsa. Skonis kaip bulvių, kaip ten apkepo, lietuviškai mes babką vadinam. Tai skonis kaip babkos. Bet skanu. Kažkaip galvojau, kad netgi blogiau bus. Kažkaip čia jau keistai ten tos bulvės. Galima daug iš tikrųjų pridaryti, skaniai. Čiūčiu dar visą laiką man druskos trūksta. Bet ir nedėjau, neragavau. Iš tikrųjų ant galo kiek skonis labai skubėjom valgyti. Kas mėgstat va tokius patiekalus su grietinė bulvėm ir faršu, bėkit gaminti. Žiauriai skanu. Milda, paragausi to? Šitoksai kvapas kaip kugelio. Jo, kugelis, va. Bulvių plokšteinis kugelis. Arba babka. Nu. Druskos trūksta. Žinau. Nedasūdžiau čiūčiut. Bet labai gerai. Bet neparagavom gal. Nu, bet čia, kaip sakant, pajų padažamis padarysim. Labai gerai. Kugeliukas. Viskas skanaus mums ir skanaus jums, jeigu jūs gaminsitės. O rekomenduoju. Pigus, skanu, nes studentas. Kad šis studentiškas patiekalas. Tikrai taip.